O, pilni restoranai. Ai, koks geras bairis įvyko. O Jėzau, kokie pėkti taksistą. Nu, labs ryts. Kad aš jumis daugą bevėrėčių, jūs munim apgavo, tai nežinau, esu piktas. Jauliau išgerk antigripyną, paties tave nulygas nugalėti. Ja šūda, išgėriau vakar gerą buvau, šiandien gal skaut krami, dar blogiau negu buvau. Viskas. Neaptikiesi, nevėrėsiu, jokių antigripinų. Snorlis vis tiek bėg, niks nepadeda. Visio, kelamės, važiaunam dirbti. Laukia minusas, šalta, bet geriau šalta negu šlapia. Nes čia paskutiniam dainom tai buvo baisė. Lyns, smurgala tokia, nieko gera. Mašinik šilda, palauksim kol atšils, neturiu gramdeklę, bet to pačiu su šuneliu pasivaikščius, pašikinsiu visio. Tas vadinki mašinoje vabastas ar kas, bet čia toks gamyklinis kažkoks vabastas ir tai labai geras. Iš namų įjungi, 15 minučių iššilta. Galėtų į motorą tik tai pašildyti to momentu, bet kažkas šitas nešilda. Žinau, kad švedai turi kažkokius rozets pajungti tiesiai į mašiną, į triobą ir šilta ir vis laik. Ten dedasi motorą. O, tai aš einu su šuneliu pasivaikščiusiu, apžiūrėsiu ūkį. Įvažiausim tam kanalizaciją, bandysim sumantauti. Nu, visio. Viskas nutirpa, gal važiauti. Oi. Niks neįleidė trobą. Oplia. Kokį jau kinktas mano vaks. Girda, kad aš išvažiuoju, nes dar visi mėgti. Nusileido mažuoji. O kur tu varai, sako? Sakau, važiuoju darbelį. Nu, kodėl? Sako, tu turi. Sakau, greit grįši, vis dien nedirbs. Man svarbu įkast tau kanalizaciją į drenažą. Šio. Ir bus rami galva tada. Nu, drenažiukas. Bus daug drenažiuko, vandens jau mažai. Bus labai gerai, labai gerai. Visą vandenį švarysim lauk iš kiemą. Nu, nedaug beliko. Vos čia spėjom ir vamzdikluot, ir žvyrą, ir drenažą. Bet jau gerai. Dar porą metrų dėsim šulinius, bus ledėlis. Bet vanduo čiurlentai pastoviai. Tik pakasi, tik pakasi. Ojojoj. Saulė išlinda, fantastiškas oras. Ekstremalios darbo sąlygos vyksta vandenyje. Kur? Kame? Vandenyje. Na. Kaip čia, kaip guma. Na. Tokį momentinį. Čiuk, čiuk. Hei. Nu ką, apkasai didžiuliai, drenažai, dabar pilam akmenukais ir čia užpilsim, kad liktų 10 comų iki žemės paviršiaus tik tai, kad kuo daugiau, kuo greičiau gaudytų visą vandenį. Šulinukas įdėtas, vandeniukas bėga, čia va drenažiukas padarytas, tai paliksim dabar iki pirmadienio, atsivešim kitą kaušą, kad viską paskui užlygint visą kiemą. Tai vat visur apie 40-50 cm užpylėm akmenukų, kad kuo daugiau akumuliuotų vandenį ir viskas eit lauk. Labai gerai. Faktiškai čia kampė drenažas bus pusę metro žemiau grindų lygio, tai čia iš vis labai gerai pasisekė. Fantastika. Nu, šūdina dienelė. Bet jėga, viską drenažą pasidarėm, šulinį atsivedėm, dabar iki pirmadienio dar nubėgs. Šio 1 valandą. Aš nusiploviau nuo vyruko. Važiuoju namo. Lemba žadėjau Kopeną važiuoti, bet žiūriu, kad kol aš pasikrausiu, kol nuvažiuosiu, jau bus vėlų. O dukrykiai pažadėjau, sakau, kad grįšiu ant pietų. Nu, svarbu, šis dalykas buvo padarytas, labai svarbu padarytą drenažą, nes tiek vandens. Iš tikrųjų, kad prie namo tai būtų baisiai, dar senai esu matęs. Tai galvoju, šis dar esu matęs. Tikrai daug vandens. Tai labai geras dalykas čia pasidarė žmonėm. Nes rūsiai tiesiog įeini jauti tokia žiauri drėgmė rūsiuose. Va. Važiuoju, pasiruošiu laivą, nes rytoj vėl į darbą, plukdau žmonės. Pažvejot kalėdinių silkių. Kažkaip čia buvo primė, bet dabar vėl tung per vieną savaitgalį ištaškė. Vos ne visus savaitgalius iki kalėdų reiks plukdyti. Tikiuosi orai leis. Rytoj tai neblogas oras, nes dabar pašąla, dabar šąla, tai jūra rami.
Nu, kas skania, pavalgiau žalti. Kodletukai tokie skanus net tirpų burnoje. Skaniai žmonikė padarė. Dabar ir žmonikės brolio dukra atvažiavus, tai žaid su vaikais. Tai aš važiuoju, bandysiu, jeigu mašina tilps man tvorą. Nuvažiuosiu Kopenhagą, tos 3 segmentus užsuksiu, nes detalių šitiems turiu. Galės užsakovai matyti, kaip atrodo, gal turės kokių minčių dar, ko trūks, ko netrūks. Ir galės eiti ruoštis rytojaus darbam, žvejybiniam darbam, nors pats nežvejuosiu, tik tai va žmonės. Oi, vėl taip ant miego patraukė, taip skaniai. Oi, būt gerai, masę pusę valandos dėdama taip. Ledelis. Jėli telp. O koks ir, o pažiūrėkit, centimetras daveitas liektų. O būtų L-as, o ne XL-as šitą mašiną, tai čia kažkur baigtųsi 3 suomatį. Tai ir ilgesnė, bet va, 2,50, ar kiek čia ir segmentas 2,50. Tai telp nuostabiai. Visio, da įsimetu 3. Gal važiuoju į Kopenhagą. Kaip skaudma kaulė. Atrodo, kad susproks. Nesuprantu nuo ko. Čia biški kaimynui. Aina, načiur. Kaimynui nuputė plėvės, kur džiovin medžius. Nusiunčiau filmuką jam. Ar uždengta, neuždengta, ar jis pats atvažiuos. Nieko netraša. Tai galvoju, pizdu, kiek čia tūks uždėsiu, bet kokią sunkę susukti pagaliai tarpusavį. Čia biškai pasitampiau spaudim sukilo turbūt. Eina savo. Eina savo, kaip koks sėdi. Kas čia yra? Rimtai gal čia ta korona prikybus, nes klientai sirgo žiauriai korona prieš 3 savaitės, 4. Net dirbom, pradėjom dirbti, paskui kaip tai pradėjom dirbti pas jo, tai 1, tai 2, tai 3, nu pradėjo sirgti. Gal ta bacila tiesiog. Nu, bet tai temperatūras aš nieko neturėjau, Aleksas čia savaitę laiką buvo iškritę, šiandien biškį bandė dirbti. Artūras irgi toks ant ribos, tai gerklės kautai, kuosė, tai da kažką. Šitos medžius buvo nupūtę, tas plėvės, tai tarp tų plėvių, tai balkiai susukti. Eina savo kaip sunkiai. Užlipt nepatogu, kopė čia nieko tingiau eiti, atsirakint garažą. Visio, važiuoju į Kopenhagą iš palengva. 2:30, nu ką darysi? Važiuoju. Ai, koks geras bairis įvyko. Galvoju, paieškosiu vėlas, nes neturiu tų visų pasagų apkabinti. Tai tvorai į vieną kibirą, tai niurknuosi įkišu. 1, 2, 3, radau 9 pasakas, man kaip tik trūko 9 tų, kur apkabint. Ir susuksiu, padarysiu ledelis, koks bus gražiai. Kaip vėl džiauriai. Visio, važiuoju muziką pasileid, kad negirdėčiau varom. Nelabai suprantu, kur čia papuoliau, žmonių pilna, išvažinėju. O jie čia lauk kažko tais. O čia bus koks paradas. Geras. Oho. Ar čia įžiebimas gatvės? Pilna žmonių. Geras. Eina savo, kiek čia žmonių, čia reikia palaukti, čia visi lauk kažko tais. Opa, kitą mašiną ten lauk. Nu, čia rimtai kažkas vyksta. Man atrodo, gatvės įžiebims papuošimo. Tai va, tai sustačiau tą tvorelę, baigėsi varžtai, kitoj pusėje dar vieną segmentą turėjau, bet nebepadėjau.
Tai išsimečiau į dabalekų jaunumiai. 4:30 beveik, vakars, šeštadienis. Nu, bet kiek čia žmonių rimtai čia gatvėse žiebims, nieko nesuprantu. Ko nei čia veik, aš anus filmavau, na nei veizė manim. Kaps koks prezidents, laba diena, ar čia taip reik tut, mojuot klientą. Gers. Nu, nusinčiau klientui, video sakė patiko, viskas gerai su ta tvora, dabar lauksim likusios tvoros, kad galėt kitaip pusiai padaryti. O, čia mūnė mojuoja rimtai. Nu, išmyniau tenai, o kaip gražiai atrodo, pasipau iš parautų, čia dienos metu jums rodžiau, bet vakarą niekada nevažiavom. Ar važiavom, nebeatsimenu. O turgelis žmonių pilna žaltį. Visi prekinas kalėdom. Irgi čia turgelį užnagarindalis. Žmonių tai belekiai galiu pasakyti. O Jėzau, kokie pėkti taksistą tarpusavį baras. Nu, ta šižioplis tai rimtai čia sugalvojus ant dviračių tako. Kažkokia nesąmonė. O, pilni restoranai. Visi kala, visi geria. Man gerai, nors galva pradėjo skaudėti. Va, dar grįžt pasiruošti rytoj reik. Meškeris viską nužalti. Jo. Nu, ku jaunims. Baigės mon dainelė. Einu dar pasiruošiu laivą. Rytoj susidinu meškeris ir vėl rytoj į darbą. O mes susimatysim kažkuomet biškį vėliau. Ir va. Tai tiek. Čiau, bye bye.